Labą dieną, Alvids Masals, kaip ten sak, dūmą rūksti, niek netrūkst. Ko aš čia veiko, matot, kepo Danieliaus kumpį. Bet čia nepramogau iš tikrųjų, o dirbo. Nes noriu jums parodyti, vienu žodžiu, gal jums būtų įdomi. Šašlikienį tokį mandrą sukūręs ir tam tarpe dar galvoju, galbūt reikėtum gaminti marinatus. Vat kumpiovai marinau, dar daugiau ten turiu minčių visokių. Ir noriu jums parodyti, ko aš čia darau ir tiesiog paklausti nuomonės, ar jums tai būtų aktualu, ar tai įdomu. Aš perjungu gal kamerą ir pademonstruosiu pradžio šašlikienį ir po to papasakosiu biš daugiau. Tai būkit kantrus, jungu įkėt posį. Tai va, nežinau, kaip čia matysies, nes neiks baltų čia įtumsi. Reikia atidaryti, vienu žodžiu, čia štai ir, va matot. Viskas gražiai sukas, kaip Danieliaus kumpis. Reiš dabar gal apie šašlikienį. Šašlikienį čia ir mandra daug ir niuansų, reiškia, pagalvoti apie, reiškia, kad būtum patogia, gera ir galėtum, kaip sak, iškepti. Jau aišku, automatika, sukas tokių įpilna, vienas iš esminių dalykų ir tas, kad pats kumpis nestovi virš žarijų, o tiesiog ant ir, matot, visiškai šalia ir į tokį padėklą lašvėsi tauką ir vienu žodžiu, kas ir svarbu, kada tauka nelaša ant unglių ir nekilsi virš kancerogeną, neprikimb prie pačios mėsos ir tai jau ir sveiks dalyks reiškia. Kur reiškia šitą dungtis, reiškia, tas dungtis ir, matot, žydint princip, karštis, kad eitom į to posį ir vienu žodžiu, taip geriau kep. Toliau ir pagalvoti apie tai, kad atsidar, čia gali pakorti per ketpos, dėl to nereik malkų kiešti per priekį, per mėsą, sakykim, reiškia, kokie niuansą dar, reiškia, tas dungtis užsidara, gali be problemų, reiškia, laukia sninga ar lyn, tiesiog uždėję malkų pridėję, nieks ant mėsos nelyn ir gali puikiausia, reiškia, kepti. Toliau, čia vegetarams ar veganams, vienu žodžiu, kad nepyktum, kad čia mies kepo, reiškia, jums irgi tektum tokį šašlikienį. Dėl to, kad čia šitą to veito, parodo, čia veito kumpiaus įsided kitoks įdeklus, reiškia, ir gali kepti daržovės, bolvės, ten tiesiog visoks papriks ir taip toliau. Superins dalyks. Toliau, kodėl rodau ir sakau, kad tink visiems, reiškia, ir žvejams, ir medžiotojams, čia tiesiog įsided kits dėklus to veito, kas gali dėti žuvį. Kepti pusiau rūkyti, čia pasireguliuoju, kiek nori temperatūros, vien žodžiu, kad jeigu per daug ir ugnies prisikūrė per klaidą, atsidara šitą virš, gali atidaryti antrą posį, tiesiog tada temperatūra nebeisva. Ten tik daug linkmėsos, tada bus čia. Tai tokie niuansai apie šašlikienį. Čia daugiau tų niuansų ir aišku, čia dabar iki galo nėra tokia tobula, todėl kad visur buvo bandymą, dabar brėžinė ir jau padaryti mandrį ir vienu žodžiu viskas ir super ir be problemų. Reiškia, gal lengvai susirinkti ir tiesiog naudoti. Nors pardavėme dar nėra, nežinau, ar būt poreiks, nes jeigu daryti normalią, kad žmogus galėtų naudoti beveik vis gyvenim, tai turbūt iš nerudėjų, iš plien padaryta, kaip čia ir tas reikalas, aišku, čia dar runkenelį pridėta, dar visokių niuansų. Variklis ir kets dabar jau naujoje šašlikienė, reiškia, gali greit reguliuoti ir čia iki tų lygmens, kada gali kepti net šakuoti. Žemaitiško bambukins vadinas. Bankukins, kiti vadina, nesvarbu. Tai gali sprondėjant kepti, pamauti, visokių dalykų, čia vien žodžiu gal gero įsikepti. Esminis dalykas, kad čia nereiks stovėti, tiesiog uždėję ir to tiesiog gerti kavos ir čia viskas puikiausia kepti. Toliau kita mintis yra, reiškia, apie marinatus, kadangi medžiotoje irgi mėgėja ir įsikepti kažkokių vienokių ar kitokių dalykų, reiškia, sakykime, iš žvėrienos. Tai ir super, ką aš dabar darau, kepo Danieliaus kumpį. Reiškia, ar būtum jums įdomu ir naudinga galbūt nusipirkti marinatą, kuris būtum jau viską apskaičiuota palei kilograms mėsos, teik droskas, būtų antrus pakėlti šalia, jeigu kas norit, aštriau biškėlį. Dasipėlat, reiškia, būtų visą aiškiai aprašyta ir taip toliau. Ir daugiau įvairiausių tokių prieskonių, marinatų, kur būtų lengva, reiškia, pasigaminti tarp ir galbūt vištieną. Kas vyktum, viskų rodyčiau, viskų kepčiau, čia realiai tiesiog, nežinau, gal suorganizuočiau net degustacijai, kad atvažiuotum, kas jau netingėsit ir galėtumėm ragauti ir matytumėt
Kaip vesti super, kodėl aš taip šneku, kad super, todėl kad aš esu jau, kol to šašlikėn pagaminau, patikėkit, kiek reikia įdėti visokių niuansų, nes čia daugiau dalykų, jeigu dabar visko nepipasakos, čia ir niuansą, viso ir daug kas apgalvota, nėra nudorliaus padaryta, šiaip kažkokia dėžė suvirinta ir taip toliau. Tai va, nu ką, iškepsiam, bandysiu ragauti, gal dar kokį video padarysiu. Vien žodžiu, lauku iš jūs labą komentarą, pasidalinkit, kam nesunku, gal iš tikrųjų susidomėtam. Sakiau, aš dabar negamin tokių šašlikinių, čia aišku būtų masals užrašyta, viskas fainai, reiškia ir iš tikrųjų papauštom net jūs sodybą, ant galbūt didesnė, galbūt mažesnė, palei poreik, čia vėl reiktų klausim dėliutais, ant kiek jūs norit daug kept, gal jūs norit kompaktiškas, kad galėtumėt vežti į gamtą, bagažinė, tai variklė dar nuo akumuliatorių, tiesiog prijungia akumuliatorių, jokių problemų, prideda mažą akumuliatorių ir čia ir puikiausiai viskų gali sikepti ir pusiau net, sakykime, išsirūkyti, nes jeigu tu nedėtum pjūvį, matot, kad dūmą rūkt, o atsiprašau, įtraukiau dūmų. Ir žuvis gal labas skanės, kiekvien kol kiek pagauni, tiesiog įdėdė navadailę sokas ir pusiau įsirūk, pusiau reiškia, iškep ar kaip čia pavadinti, nu tiesiog jau paruošta naudojimu. Tai va, teik dalykų, Alvyds Masals, gerą sekmadienį visiems, iki ir laukiu labą komentarų, iki, sėkmės visiems.